Kai kuriais momentais komandos žaidėjai mantą palikdavo sušaudymui, kodėl? Paprasčiausia gal šiek tiek Korėjos žaidėjai yra greitesni ir gal mūsų žaidėjai gal ne visada spėdavo paskui juos teisingai užsiimti poziciją ir buvo keletą momentų, kad jų žaidėjai atsidurdavo su mantu 1-1. Vertinant varžovų, vartininko žaidimą jis praktiškai neturėjo darbo. Manau, šiandien taip, mūsų puolėjai davė jam pailsėti šiandien, sakyčiau. Taip, stengiasi mūsų žaidėjai. Priekaištų nėra puolėjam, bet trūko šiokio tokio gal naglumo, lyst ant vartų, mušt, bet stengiasi vyrai tikrai. Čempionate niekas dar neprarasta, dar liko Didžioji Britanija. Kaip ten, ar bus lengvas? Žinoma, šansų visada yra, bet kad laimėti su tokiais priešininkais kaip Korėja, Didžioji Britanija, kiekvienas žaidėjas turi atsiduoti 100%, o kartais net ir daugiau, kaip sakoma. Ir tikrai galima su bet kuo žaisti. Ir šiandien irgi pirmas kėlinys parodė, kad galim žaisti, kovoti, po to gal nuo nuovargio prasideda klaidos, o taip tikrai galima su bet kuriuo priešininku žaisti.